de Unibet. Espero que la haya pasado muy bien. Kauno Žalgirio tunelio gale šviesos nematyti. 7-osios Eurolygos rungtynėse kauniečiai 72-83 nusileido Sienos Montepaschi ir patyrė 6. nesėkmę iš eilės. Žalgiris į gilią duobę įkrito prieš ilgąją pertrauką. Svečiai spurtavo 12-1 ir po Terrello McIntyro tritaškio paskutinę kėlinio sekundę įsiveržė į priekį 17 taškų persvarą – 49-32. Žaidimas pasikeitė antroje mačo dalyje, kai vietoje Markuso Brauno aikštėje pasirodė Adas Juškevičius. Trečio kėlinio viduryje jis pelnė 5 taškus iš eilės ir skirtumas sumenko iki vienženklio – 45-54. Trečią kėlinį Martynas Pocius pabaigė 4 taškais iš eilės. Vos prasidėjus ketvirtajam Simas Andris Venė pataikė baudą ir deficitas tapo vos 4 taškai – 62-66. Tačiau būtent tada šeimininkų puolimas sustojo, o Montepaschi krepšininkai spurtavo 13-2 ir įtvirtino persvarą. Ketvirtojo kėlinio viduryje žiūrovai skandavo Brauno pavardę, prašydami amerikietį įleisti į aikštę. Veteranas į aikštę žengė likus žaisti kiek daugiau nei 2 minutės, kai kovoti dėl pergalės jau buvo per vėlu. Of course I would love to be on the court, but it's not my decision, you know what I'm saying? And I have to be ready. And you know, I got in the last 2 minutes and, you know, tried to do something positive and try to help the team. I tried to help the team from the bench, cheering and talking with guys and you know, helping my teammates. Well, I mean, if you look at our roster, I mean, what do you expect? I mean, we have like 7 players under 20, 23 years old, so, you know, and without EuroLeague experience. So, is that experience? No, it's not an experience. Tiesiog išleido, trečiam kėliniai sugebėjom sugrįžti žaidimą. Kažko pritrūko, pasiektume, tiesiog daugiau dastytume. Ir šiaip stengiuosi nešti kažkokios energijos. Nežinau, pavyko, nepavyko. Gal šiek tiek nesusigyniau. Bet manau, viskas gerai. Turėjom šansą. Grįžom į žaidimą, bet kažko pritrūko. I think we just, you know, kept fighting and you know, made some good plays and cut down on some turnovers and, you know, made a run to come back. I mean, I think there's always a chance as long as it's games. So we just got to keep working and, you know, wait to the next opportunity to try to win. Dabar čia parungtynių labai ilgai treneriai kalbėjo kažką, ką būtent kalbėjo? Kalbėjo tą, kad reikia būti kaip šeima. Daugiau žaisti, daugiau komandiškai, ne individualiai. Kaip matėt, biškai per daug individualiai žaidžiam. Nes jei nebūsim kaip šeima, visi kartu, nieko nebus ir pergalių. Turim būti šeima. Kitas rungtynės Žalgiris už savaitę žais Barcelonoje su kol kas nesuklupusia vietos komanda. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT. Yeah, it's not Viagra. No, it's not dope. Not Viagra. My man still get up real good.